Bonjour. Taip su jumis pasisveikintų žymus prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas François André. 1898 metais jis atvyko į Užutraukio dvarą ir čia suprojektavo nuostabų parką. Užutraukio dvaro sodybos rekonstrukcija vyksta jau nuo 2006 metų. Nuo pirmo finansavimo laikotarpio buvo restauruoti dalinai rūmai, buvo parengti techniniai projektai, Svirnas pritaikytas turizmo informaciniam centrui. Antrame etape buvo sutvarkyta parko aplinka, vežiminė, atkurti paviljonai. Žodžiu, tai per šitą laikotarpį buvo restauruotas Užutraukio dvaro sodybos ansamblio branduolys. Smagu, kad dvaro prižiūrėtojai tvarko ne tik tai gamtą, bet ir patį dvarą ir teko vaikščioti po tos kambarius. Tai ir pats norėčiau turėti tokią pilaitę, kaip turėjo dvariškiai aristokratai prieš daugelį metų. Bus taip pat atkurta buvusi istorinė virtuvė ir joje jinai papuoš ir parką, bet taip pat joje bus atkurta ir pati veikla. Bus atkurta cukrainė, kurioje lankytojas galės šiek tiek ilgiau užsibūti, išgerti arbatą, kavą, suvalgyti pyragaitį. Kokiu tik metų laiku nuspręstumėte apsilankyti Užutraukio dvare, čia jūs visuomet žavės nuostabios gamtos ir didingos architektūros harmonija. Pajauskite ir jūs ES struktūrinių fondų teikiamą naudą apsilankę ne tik čia, Užutraukio dvare, bet ir daugybėje objektų visoje Lietuvoje.